Šiandien Panevėžyje, kaip ir visoje Lietuvoje, dauguma abiturientų skubėjo į paskutinio skambučio šventę. Panevėžio Minties gimnazijos abiturientai nusprendė iki savo gimnazijos eiti pėsčiomis, lydimi policijos ekipažo. Tačiau viena iš abiturienčių paprašė prie eisenos privažiavusio motociklisto ją pavėžinti, kol visi lėtai žingsniuos link gimnazijos. 31 metų vairuotojas vardu Raimundas motociklu Yamaha R1, dar kitaip liaudyje vadinamų Britva, iš pradžių merginą didelių greičių nuvežė iki Berčiūnų gyvenvietės, o ten apsisukęs turbūt nusprendė gimnazistai pademonstruoti visą sportinio motociklo galę. Šio modelio motociklai išvysto greitį iki 260 km/h. Kol kas neaišku, kokiu greičiu Yamaha skriejo link Panevėžio, tačiau jai kelią pastojo lengvasis automobilis Volkswagen Golf, kuris nuo miesto pusės suko iš pagrindinės gatvės į šalutinę. Už vairo sėdėjusi Rasa Čižienė pagal kelių eismo taisyklės tarsi turėjo praleisti motociklą. Tačiau motociklas važiavo tokiu greičiu, kad šoko ištikta vairuotoja negalėjo pasakyti net iš kurios pusės jis atvažiavo. Iš tikrųjų, kadangi Promos Saniteksas mano objektas yra, aš važiavau į darbą apžiūrėti savo darbuotojų ir iš tikrųjų stabtelėjau, iš priekio važiavo mašina, aš praleidau ir sukiau. Ir aš iš priekio, aš nieko iš tikrųjų. Atvažiavo, dar 10 metų dar teisės. Jie iš ten važiavo? Nemačiau, aš iš vis nemačiau. Man sunku sakyti, kaip aš galiu sakyti, kad važiavo greit. Aš jų nemačiau. Ir tiesiog sustoju, žiūriu, nebeatsidaro, neišeina ir pati net nesuprantu, kas čia yra. Ir viskas. Ir kaip net atsuko čia, įsivaizduoju. Jūs nuo Panevėžio važiavo? Nuo Panevėžio, ne? Taip. O jie važiavo iš Šiaulių? Aš net nemačiau jų iš viso, iš kurios pusės jie važiavo. Viskas. Smūgis buvo toks stiprus, kad nemažai sveriantis Volkswagen Golf apsisuko 180 laipsnių kampu, o pati Rasa nepatyrė smarkių sužalojimų tik dėl to, kad buvo prisisegusi saugos diržą bei suveikė įmontuota automobilyje oro pagalvė. Motociklo vairuotojas ir jo keleivė po smūgio nuskriejo apie 100 metrų ir nukrito ant vejos. 31 metų motociklistas žuvo vietoje, o abiturientė buvo skubiai nugabenta į ligoninę. Pirminiais duomenimis ji patyrė daugybinius kūno sužalojimus ir tik stebuklo dėka liko gyva. Į avarijos vietą tuoj pat suvažiavo ir daugiau motociklistų, kurie pažinojo žuvusi vairuotoją. Jų nuomonė, Britvos greitis galėjo būti apie 120–150 km/h. Tačiau net policijos pareigūnai neoficialiai prasitarė, kad motociklas galėjo viršyti net 200 km/h greitį. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos biuro pareigūnai aiškinasi eismo įvykio priežastis.